Sveiki! Sužinokite, kaip kurti Reels, trumpus vaizdo įrašus, kurie jūsų brangiausias akimirkas pavers nepamirštamais prisiminimais. Nesvarbu, ar tai būtų svarbios šeimos šventės, ar tiesiog kasdieniai gyvenimo momentai. Kiekviena akimirka verta išsaugojimo. Reels – tai daugiau nei vaizdo įrašai. Tai puikus būdas sužavėti, dalytis ir kurti ryšį su kitais socialiniuose tinkluose. Pirmiausia, atidarykite Instagramą. Ekrano apačioje bakstelėkite pliuso ženklą. Tada iš parinkčių pasirinkite Reels – trumpas vaizdo įrašas. Dabar pasirinkite nuotraukas arba vaizdo įrašus, kuriuos norite naudoti. Bakstelėję šį mygtuką galite pasirinkti kelias. Tokia tvarka, kokia jas pasirinksite, jos bus rodomos trumpame vaizdo įraše. Į trumpą vaizdo įrašą galite įtraukti muzikos. Galite peržiūrėti rekomenduojamas dainas arba bakstelėdami didinamąjį stiklą galite ieškoti savo dainų. Tada paspauskite paieškos juostą ir įveskite dainos pavadinimą arba atlikėją. Bakstelėkite norimą dainą, o tada rodyklę ekrano dešiniajame kampe. Jei nenorite jokios muzikos, galite bakstelėti mygtuką Skip – praleisti. Kitu atveju spauskite Next – kitas. Nuotraukos arba vaizdo įrašai bus automatiškai sinchronizuojami su muzika. Dabar galite peržiūrėti iki šiol sukurtą vaizdo įrašą. Galite pridėti tekstą. Bakstelėkite teksto mygtuką ir įveskite žinutę. Pavyzdžiui, savaitgalio pramogos. Turėsite tokias pačias teksto redagavimo parinktis, kaip ir kuriant Instagramo istoriją. Paspauskite Done – atlikta. Tada bakstelėkite ir vilkite tekstą, kur norite. Jei bakstelėsite Edit Tool – redagavimo įrankį, galėsite atlikti daugiau vaizdo įrašo koregavimų. Paspauskite Pause – pauzę. Jei perbrauksite kairėn ar dešinėn, galėsite matyti viso vaizdo įrašo laiko juostą. Jei bakstelėsite tarp dviejų nuotraukų, galėsite pridėti perėjimą, tai yra efektą, kuris padeda sukurti sklandų perėjimą nuo vienos nuotraukos prie kitos. Galite bakstelėti Done – atlikta, kad pridėtumėte tik šį vieną perėjimą. Arba Apply to All – taikyti viskam, kad tą patį perėjimą naudotumėte visame vaizdo įraše. Jei bakstelėsite nuotrauką, atsiras daugiau parinkčių. Pavyzdžiui, galėsite pakeisti nuotraukų eiliškumą. Bakstelėkite ir vilkite nuotrauką, kur ją norite perkelti. Tada paspauskite Done – atlikta. Arba galite ją išmesti. Be to, bakstelėdami ir vilkdami kraštus galite reguliuoti jos trukmę. Baigę, bakstelėkite rodyklę viršuje kairėje. Baigę, spauskite Next – kitas. Parašykite trumpą aprašymą ir pridėkite hashtags – grotažymių. Pavyzdžiui, buvo labai smagu su šeima. Grotažymė žygis. Jei nenorite skelbti dabar, galite paspausti Save Draft – išsaugoti juodraštį, kad išsaugotumėte jį programėlėje ir paskelbtumėte vėliau. Galiausiai bakstelėkite Share – dalintis. Dabar atidarykite Facebooką. Paspauskite pliuso ženklą ir pasirinkite Reels – trumpas vaizdo įrašas. Pasirinkite keletą nuotraukų arba vaizdo įrašų. Panašias galimybės turite ir kurdami trumpą vaizdo įrašą Instagrame. Pavyzdžiui, galite pridėti muzikos. Pridėkite kokį nors tekstą, pakeiskite šriftą ir spalvą. Arba naudokite redagavimo įrankį. Kai būsite patenkinti savo įrašu, bakstelėkite mygtuką Next – kitas. Parašykite trumpą aprašymą. Bakstelėkite Share Now – bendrinti dabar, kad paskelbtumėte. Jums pavyko! Esate pasiruošę sukurti išskirtinį trumpą vaizdo įrašą.
Mėgaukitės dalydamisi savo trumpais vaizdo įrašais socialiniuose tinkluose.